Vėlgi apie užsidegusią širdį. 8 metų buvau vienose vestuvėse, kur išgirdau grojant savo pusbrolį Valdą. Nu, žinot, užgrojo, visi užlinguoja, užbanguoja, ką tu, nuotaika iškart kita. Ir aš taip noriu, pagalvojau. Ir aš tėvų pradėjau prašyti, kad mane leistų į muzikos mokyklą. Buvo per anksti muzikos mokyklai, tik nuo 11 metų tuo laiku priėmė. Ir aš turėjau privačias pamokas. Ir tada įstojęs į mokyklą turbūt, patyriau vieną iš gražiausių savo vaikystės aspektų. Tai būtent grojimas drauge, orkestre, pavyzdžiui, tokia patirtis kaip dainų šventė. Berods 86 metai, Vingio parkas, 500 akordeonistų, Štrauso polką groja. Įsivaizduojat, tokios patirtis. Aišku, mano vienas iš vaikystės svajonių buvo tai groti vestuvėse. Ir Valdą mačiau savo pusbrolį grojant, sakau, ir aš tokiu noriu būti. Nu ir kągi, įsivaizduokit, svajonės pildosi, teko groti vestuvėse ir ne vienose. Vienoj vestuviai tai buvo 3 rolės net. Muzikanto, vairuotojo ir kunigo. Tai teko ten padėti vienam mano bičiuliui. Kartais, kai atsisako muzikantai, vieną kartą net seminarijui tas buvo, iš vakaro susirgo, reikia groti ir atvyksta pora, maldauja, aš einu pas seminarijos rektorių, prašausi, išleiskit, sakau, reikia atlikti artimo meilės darbą. Tai kai toks sakinys nuskambėjo, sako, nu žinot, rektoriui nebuvo patogu meilės darbui, reiškia, nepritarti. Tai grojimas buvo tas meilės darbas. Tai labai turiu gražių patirčių, viena iš tų dar taip pat yra kunigų grupės sukūrimas, pasirodo tokių svajojančių sukurti muzikinę grupę tarp kunigų buvo ne vienas, mes susibūrėm, pradėjom groti savo malonumui, kaip liaudis sako. Ir staiga mus išgirdo jėzuitų gimnazijos valytoja, grojančius maždaug ten apie 11 valandą vakare. Ir išdavė mus. Baigėsi tuo, kad atsiradom scenoje. Karjera ėjo taip gerai, kad net sugrojom Žalgirio arenose. Aišku, be patirties, be, žinot, muzikantas, jis turi daug dirbti, kad stoti į sceną. Atsimenu, vos į kulnų širdis nenutardėjo, kai pradėjo groti Žalgirio areną, tiek daug žmonių į mus žiūri. Nu ir kągi, turėtų įstoti toks kunigas Mindaugas pirmą posmelį dainuoti. Ir neįstoja. Skaiduot, groja ir neįstoja. Man net silpna pasidarė, sakau, viešpatie, kaip mes pasiteisinsim, ką mes sakysim. Jis, reiškia, tyli. Vėl mes pragrojom ratą, tai ačiū Dievui, jam grįžo, jis uždainavo, baigėsi gerai, bet nuėjom nuo scenos šlapi. Mindaugai, a tu proto turi? Mes galėjom gauti insultą, infarktą toj scenoje, šitaip negalima. O jisai sako, aš pakėliau akis, pažiūrėjau į tuos žmonės ir staiga galvoju, kokie ten tie žodžiai tos giesmės. A viešpatie, tu mano viltis, apilis jam, žinot, nepratusiam žmogui stovėti prieš tokią minę, niekas nepagalvojo, žinot, mes čia va vietoj, kaip sakant, tik tai turėjome patirtis. O turėti tokią patirtį, tai yra šokas. Ir ta šokas suveikė tokiu vadinamu balto lapo principu. Nebėra žodžių. Dingo. Nu tai vienu žodžiu vos išlikom gyvi, bet išlikom. Tai ta irgi patirtis labai graži. Groti grupiai kartu pabandėm, tą jausmą turim. Diakonas Arūnas turi tą jausmą irgi ir muzikantai jį nepaprastai vertina. Tu kaip ir į kalnus įlipęs vieną kartą, visada
trokšti likti dar kartą. Tai čia ta patirtis groti, jinai yra nuostabi, nes kažkaip ilsisi protas. Mūsų gyvenime netaip dažnai yra tokios situacijos, kur gali protą pailsinti. Tu visada sukasi, o jeigu naktį, tai sapnuoji, vienu žodžiu, kartais net ir nervuojasi naktį. Tai kur tas protas ilsis? Tai reikia rasti veiklą, kur tas ištinka. Ir pasirodo, muzika nuostabi yra galimybė tam. Aišku, yra ir menas, ir sportas, ir įvairūs pomėgiai, hobiai, tai jums pažįstami, bet muzika viena iš tų yra. Ir dar, kaip ten bebūtų, muzika yra nuostabi tuo, kad visiškai neaišku, kas registruoja grožį muzikos. Jeigu taip ausis, tai ausis tik triubelė yra. Jinai tik perduoda. Kas pasako, kad muzika graži? Kur jinai sueina? Įsivaizduojat, kas registruoja šitą? Smegenis, jinai daugiau likti informacijai. Ir aišku, kad muzika pati kaip tokia liudija, kad turi būti ta tikrovė, kurią mes vadinam siela, nemateriali. Nes jeigu mes save, kaip čia pasakyti, narstytume, tai kas tą priima muzikos grožį, taip ir netrastume. O būna, kad užgroja ir nueina šurpuliukai. Tai reiškiasi, dvasia paveikta taip, kad net ir kūnai atsiliepia. Aš sakyčiau, muzikos grožis liudija sielos ir dvasios tą buvimą, o galiausiai pačio kūrėjo, kuris yra nematerialus, bet jis yra. Ir tas grožis ir ta nuostaba gali būti užregistruota mūsų širdžių ir mūsų protų.